dienos visuomet yra su tema. Šį kartą tema yra sportas, pabaigtos yra aikštynai, abudu, vienas mažųjų vaikų, kitas didžiųjų vaikų, tai yra krepšinio mėgėjų ir ne tik krepšinio. Šiandien pažymim su FIBA organizuotų 3x3 krepšinio turnyrų. Turėsim tenais tiek tinklinio, tiek teniso, tiek futbolo ir rankinio aikšteles. Tai yra viena multifunkcinė aikštelė, su kuo sveikinam visus mūsų naujakurius. Aikštelė labai, pati danga labai smagi, krepšiniai viskas tvarkoj. 2 mėnesius realiai kamuolio rankoje nelaikiau, tai nežinau, toks iššūkis pačiam atėjus čia sudalyvauti. Pagal šitas taisyklės galim sakyti, pirmą kartą žaidžiu visiškai, net nesitreniravau, nežinau. Dar yra naujovių, bet taip greit perprantė. Įdomu, jo, greitesnis, viskas orientuotis daug greičiau reikia, visai patinka. Pats turnyras, tai labai daug jaunimo matosi, labai smagu, kad nesėdi kažkur namuose prie kompiuterio, atėjo čia pažaisti. Čempionų titulą vežam jau turbūt 5 šįmet iš turnyrų į Marijampolę. Nuotaikos geros, iš tikrųjų turėjom ką veikti ir turėjom daug rungtynių, kuriuose galėjom ir iškrist. Bet finale kažkaip atsigavom ir parodėm, kad tikrai verti to čempionų titulų. Tokia aplinka iš tikrųjų smagu, žiūrovų prisirinko, gerai suorganizuotas renginys, viskas labai super. Eisim aišku į pasirodymą ir dar pratęsim vakarėlį. Visiškai liepsnos, viską šokų, kitoks. Kviečiu tuos, kurie galbūt dar įsigiję namą, galvoja apie namą, atvažiuoti pasižiūrėti, ką mes čia sukūrę esam. Turim dar 4 sklypus likusius ir 2 pastatytus namus. Tai labai prašom atvykti pas mus čia ant Bučinių terasos, pasižiūrėti į vandenį, palydėti saulę vakariniai pusę.